Labai daug mitų yra apie tai, kad jeigu pradėsi naudoti botuliną, tai jau priprasi ir be jo jau negyvensi. Psichologiškai galbūt ir priprasi, fiziškai turbūt nelabai, nes produktas yra laikinas, vidutiniškai apie 6 mėnesius laikosi, prakaitavimo zonose gali šiek tiek ilgiau laikytis, bet dažniausiai vis tiek jis išsivaikšto ir pagrindinė jo funkcija yra raumens atpalaidavimas. Taip, pavyzdžiui, jeigu mes leidžiam jį į kaktą ir jeigu leidžiam saikingai kas 6-8 mėnesius, mes tiesiog atprantam labai stipriai raukyti tą kaktą ir kai produktas jau išeina, raukšlės gali iki galo negrįžti. Tai yra teigiamas efektas. Koks gali būti neigiamas efektas? Tada, kai neprofesionaliai suleistas arba suleista per didelę dozę. Bet dažniausiai, jeigu jūs atliekat procedūras klinikose, tokių komplikacijų nepasitaiko.